Čia Kipras. Kipro sala. Ir darau įrašą jum apie nevaisingumą. Apie problemas, kai ilgai laukus ir jau ateina, atrodo tas laikas, kad jau laikas atiduoti tą duoklę gamtai ir savo pareigai gal ir norisi tą vaikelį turėti. Jau žmogus būna dagyvenęs lygi to sprendimo, kad jau jis pasiryžęs savo laiką, savo jėgą, savo sveikatą atiduoti kūdikiui. Aš gydau žmonės. Labai daug esu padėjus ir dėl nevaisingumų. Daug labai vaikučių atsirado šiam pasauly, kur negalėjo padėti nei medicina, niekas, bet gali bioenergetika. Ir mylėjim, susiduriu ir su daug didesnėm problemom, daug rimtesnėm problemom, kur jūs net neįsivaizduojat, kad tokios egzistuoja. Jūs įsivaizduojat, kad jūsų kūnas tai yra tobulas ir jisai viską gali, ir jisai viską padarys, kada jums reikės ir kai jūs užsisakysit ir viskas įvyks. Iš tiesų taip nėra. Jūsų organizmas taip pat turi savo problemų ir savo visokių reikalų ir jam reikia spręsti tam tikras ir galbūt karminės ar genetinės problemas. Jis turi tokias klaidas genetinės ar karminės. Norit, nenori, bet tai tas egzistuoja. Ir aš susidūrus esu, kad moterim, kurios spėsiu, pagyvensiu dėl savęs, nusprendžia abu su vyru, kad dar pagyvens dėl savęs, spės tuos vaikučius, tiesiog norisi pasidžiaugti dar jaunystę ir viso kitų, ir kelionėm ir visko, ir, kaip sakant, laisvom rankom, ir kad galėtum patirti tą gyvenimo džiaugsmą, ir spės ten virš 30 metų, kai sulauks, ir taip. Aš susidūrus, žinokit, ir tikrai nesu vienu atveju, kad moterim 30 metų buvo finišas, prasidėjo klimaksas. Tiesiog pas ją genetiškai ar dėl kažkokių tai mutacijų ar kažkokių problemų įsibaigė kiaušinėlių resursai. Viskas. Yra buvę ir 35, turi ne vieną atvejį, kad lygi 35 metų užsibaigė. Laukti, kol tau vos ne 40, kaip yra tokia metodas, toks gyvenimo stilius Amerikoje, kur spėsiu vaikus pasigimdyti 40 net būdama, ar ten 41-2, kol tas klimaksas neteis. Tokia yra standartas, kad moterys iki 45 metų gali laisvai gimdyti. Taip yra, 4-50 gali, bet ar jūs esate tikras, kad jūs iš tos kategorijos, ar jūs pajėgsit, ar jums tikrai organizmas tą leis? Ir būna tie sutrikimai, kur visokiausi, kokių tik tai aš nesusidūrus, nepraeinamumai, labai dažnai nepraeinamumai, kurie operacijų metu ten bando mediciną operuoti, užrandėja, visiškas lieka nepraeinamumas. Tai tik ta viena laimė, kad jie abiejų niekada kiaušintakių neoperuoja, jie vieną katrą pabando. Tai kitą dar pavyksta išgelbėti ir sutvarkyti. Ir šitą esu darius ir labai veiksmingai, sėkmingai. Bet yra visokių, net in vitro, kur neina padaryti. Yra visokiausi būdai ir dažniausiai, kad nedirba čakros. Mėlyjei, kai nedirba čakros, lyties čakra nedirbanti, žinot, ką ji duoda? Jinai duoda tą visą problemą, kad
tiesiog nedirbtinas apvaisinimas neduos rezultatų, nes nesivysto tas apvaisintas kiaušinėlis nesivysto, nes tiesiog nevyksta ten procesai, viskas išjungta yra. Ir gali ir dirbtinius daryti, ir yra po keletą kartų, kai kam yra daryti, ir nesėkmė. 2-3 kartai. Ir tik tai išvalius, atstačius čakrų darbą, viskas vyksta savaime. Gal ta moteris galėjo pastoti daugybę kartų ir galbūt taip ir buvo, bet jinai tiesiog nesivystė pas ją, nes nedirbo lyties čakra. Atrodo toks paprastas dalykas, ezoterika, mėlėjai. Tai yra nepaprastas dalykas, tai yra labai sudėtinga, labai galinga ir jėga jūsų organizme, kuri jūs viską padeda tvarkyti, išsigydyti, atsistatyti ir visą kitą. Imuninė sistema gali išgydyti viską, absoliučiai jūsų visas problemas. Absoliučiai. Bet jinai nepadarys to be bioenergetikų pagalbos. Jokie vaistai, jokios tabletės, jokie vitaminai, niekas neatstatys nedirbančių čakrų ir neatstatys imuninės sistemos, jeigu nedirba pamatų čakra. Ten yra kur kaulų čiulpai, imuninė sistema, kraujo fabrikas. Čia atskira tema. Tai va, su moterim daug maž išsiaiškinom. Yra dar ten visokie dalykai. Pastoviu metu moteriai išsijungia imuninė sistema. Dėl ko? Dėl to, kad jos organizmas nesunaikintų svetimkūnių, nes moters organizme svetimkūnis bet koks papuolęs, bet kas susinaikins. Nežinau, Dievas kūrėjas, kas čia evoliucija tai padarė, bet jeigu tos bakterijos žmogus neturi, moteris niekaip nepastos, nes jos imuninė sistema apvaisinta sunaikina vienareikšmiai. Žinot, poras, kurios būna 10-15 metų, neturi vaikų ir staigiai turi. Tiesiog kažkas paėjo į šoną, parsinešė tą bakteriją, nes tą bakteriją gauna žmogus gimdamas nuo motinos. Ir vyrai, ir moterys. Dažniausiai, jeigu ne vienas turi, tai kitas turi ir viskas tvarkoj. Bet žinau tokius atvejus, kad šeimos išgyvenę daug metų, išsiskiria ir su kitais partneriais normaliai turi vaikų. Tiesiog jie turėjo tą bakteriją. Taip yra, čia atrasta mokslininkų, čia ne mano. Čia jau yra mokslininkų atradimas ir nėra taip labai senas. Tai va, tai tiek apie moteris, o dabar apie vyrus. Vyrui tas pats. Įvairūs lygos, įvairūs infekcijos ir jo sėkla negyvybinga. Ir viskas. Ir šaukštai po pietų. O metai savo daro, imuninė sistema silpsta, kur 20-mečių, kur 30-mečių, kur jau 40-mečių, jau kalbėti apie vyresnius. Yra labai stiprus ir 90-mečiai gali vaikų turėti. Vyrai gali. Jiem įmanoma. Bet irgi yra tas rizikos faktorius, kurie gali atimti tą visą jėgą, atimti visą tą. Ir jų fabrikėlis irgi gali užsidaryti. Taip, kad ilgai tas laukimas, žinot, vaikas netrukdo gyventi. Tuo labiau, kad ir visada šiais laikais jau visi labai laukia ir tų anūkų ir padės, išleis apatostogauti, išleis ir kažką. O su vaikais dabar ir Afrika, su naujagimiais vos ne ant pečių ir apvaikščioja visur. Žmonės norėdami keliauti, vaikas nesutrukdys. Tiesiog su juo bus įdomiau laiką leisti, nebus taip nuobodu. Viskas įmanoma, jeigu tik norų yra. Jeigu jūs tikrai planuojate turėti ateity vaikus, nelaukit, mano patarimas. O jeigu negali turėti, nebijokit, yra pagalba. Ieškokit ir rasit.
Žinot, ir šventam rašte rašoma, ieškok ir rasi, prašyk ir bus duota. Tai taip, kad žiūrėkit save, saugokit ir nebijokit ieškoti pagalbos.